Siėmiau, pavyzdžiui, top 10 įmonių. Galima top 100 Lietuvos. Aš manau, kad vaizdas nesikeis. Ja? Pirmoji įmonė, kuri yra pagal skaičių į apačią, yra Orleanas. Priklauso Lenkijai ir Niderlandams. Lietuvai nieko nenukrenta. Taip, mes deginam kurą, bet mokesčiai, Niderlandai, Lenkija. Maxima. Oi, kaip įdomu. Su Maxima tai iš vis galėčiau sustoti. Ant kiek tu turi nekesti savo tautos ir savęs kaip lietuvio, kad vietoj Numavičius pasidaryti pavardę Numa ten ar kažkoks. O dėl ko tai daroma? Dėl to, kad Britanijoje sunkiai ištarėjo pavardę. Ir ant tiek žmogui sunku, kad jis su to susitaikyti negalėjo, kad jį vadina lietuvių tikriausiai. Tai dėl to jisai galbūt aš taip galvoju. Būti globalistu. Jis nusprendė tą padaryti. Tai vat Maxima yra Maxima LT, kuri mažesnė įmonė yra Lietuvoje. Yra, sakysim, Maxima turbūt Latvijos ten įmonė, dar kažkokia, jie ten turi Lenkijos įmonė, bet ją apima visas tas Maximas. Tas holdingas, kuris vadinasi Bertona Limited. Ir visą Maximą valdo Bertona Limited, kuri yra Kiprė. Reiškia, visa Maximos, kuri yra pelnas, jisai išvažiuoja į Kiprą. Aš tikiu, kad ten tas Numa vadinamas jisai savininkas, tiek, kad jisai yra lietuvis. Man tai... Aš negaliu vadinti tokį lietuvių ir panašius žmonės. Aš negaliu, todėl kad man iš karto klausimas yra toks, kad pagal pasą taip, tu lietuvis. Bet kiek tavyje yra lietuvio? Tai man atrodo, kad ten lietuvio jau nebeliko. Ten yra Global British. Kažkas tai tokio, kur žmogus jisai savęs galbūt net ir neskaito tokiu. Tai vat visi Maxima darbuotojai, kurie dirba, pelnas, kuris gaudamas, mes vartotojai vartojam. Pelnas aš įsivaizduoju, paneikit, jeigu tai yra kitaip, važiuoja į Kiprą ir ten susimokamas yra. Nes Kiprė yra mažesni mokesčiai. Tiesiog paprastas atsakymas. Trečioji įmonė, kuri yra pagal pelningumą, yra Ignitis. Mes ką tik kalbėjom, wow, kaip yra puiku. Ignitis yra didžiausia paslaptis. Jokios informacijos jūs apie jį negausit. Ir jeigu tik kalba bus apie Ignitis, sakys, kontrolinį akcijų paketą valdo Lietuvos Respublika. Ir taškas. Bet valdyba yra visiškai šiek tiek nelietuviška. Tai yra į privačias rankas nuėjusi ir tokiu atveju, kaip ten vyksta machinacijos ir kokiu būdu eina pinigai ir visa energetika, tai viskas yra ant tiek, aš įsivaizduoju, užslaptinta, kad ten galų nesurasi kol kas, o vyriausybė šitą atsisako daryti auditą, atsisako padaryti skaidrumo, mes mokam už... Taigi valstybinė įmonė, teisingai. Valstybinė. Tai jeigu valstybinė įmonė, aš turiu viską žinot, aš moku. Mes visi Lietuvos gyventojai, Lietuvos piliečiai esame akcininkai. Taip, bet nieko tokio nėra padaryta. Čia vienintelį, ką galbūt gali dar valstiečiai, vat, sakysim, ir tas pats Ignas Vėgėlė su Jankūnu, inicijuoti per Teisės ir Teisingumo komitetą, per kitus komitetus, kurie yra suburti žmonių grupelės ar grupės ir atsirastų visuomenininkų palaikančių, man atrodo, ginti viešą interesą. Tai atskirai nuo šitos vyriausybės, aš tikrai esu tikras, kad atsirastų žmonių, čia daug ir nereikia labai. 10-15 žmonių šiai dienai užtektų, kurie dirbtų ir davestų šitą iki galo ir tampyt per prokuratūras ir žiūrėt, prokuratūra aišku atsisakytų, viską viešint, garsiai rėkt ir matytųsi kažkokį rezultatą turėtume, bent jau jeigu mes jokio neturėtume, mes matytume, kad yra, jeigu netyriama būtų, sakytume, kad korupcija visiškai yra šiuo atveju ir mes galėtume ir toliau inicijuoti įvairiausius tyrimus. Tai apie Ignitį tai čia nėra ką kalbėti. Ketvirta, man buvo labai įdomu, labai gražiai skamba, Linas Agro. Grūdai. Oi, kaip gražiai skamba. O priklauso 66% Akola Group, Danija. Kitaip tariant, mums nepriklauso. Tai 66% yra kontrolinis akcijų paketas. O likusi dalis, tai ne Lietuvai priklauso. Tai yra kiti akcininkai. Tai gali būti kas nori. Tai šiuo atveju šitie pinigai mes sakom, kad nevažiuoja čia, ko gero, nelieka. Toliau mes turim tokią įmonę Circle. Degalinių tinklas. Degalinių tinklas šitas priklauso Canada Alimentation Coach Start. Tai yra Kanados įmonė. Jinai kartu buvo susijungus kažkaip su Jungtinėm Amerikos valstijom, bet dabar šiuo atveju yra daug įmonių, kurias jiems priklauso
vedančioji yra šita, mokesčiai važiuoja, reiškia, tenais. Tai nieko Lietuvai nenukrinta. Tai vyriausybė, kur 30% tų reikalingų pinigų. Toliau mes turim Viadą. Degalinių tinklas irgi. Tai Viada yra degalinių tinklas, kur daug kas sako, kad tai yra nepirkit niekas iš Viados, tai yra rusų įmonė. Buvęs Lukoilas. Jo, buvęs Lukoilas, kad tai yra ir panašiai. Tai kam priklauso Viada? Austrijos įmoniai Amic Energy Management. Va jai priklauso. Kiek ten rusų yra, aš nežinau, bet tokie duomenys yra vieši. Toliau yra parduotuvė IKI. IKI priklauso Review Bettelgang Holding International GmbH. Tai vėlgi, aš kiek suprantu, čia prancūzų įmonė greičiausiai. Tai visi pinigai ne čia taigi važiuoja. Jie važiuoja į Prancūziją. O jeigu dar geriau pasiaiškinti, ten jeigu lyst giliau, matosi, ten jeigu giliau aiškintis, aš esu beveik įsitikinęs, kad nuo tos įmonės dar nuvažiuos į kažkokią offshore. Į kokią nors seselių salą, kur ten niekas negyvena. Ir mokama mokesčiai ten bus 3 undiniam kokiam nors. Kita įmonė, va čia labai įdomi tokia įmonė yra, man labai jinai patiko, apie ją aš galėsiu daugiau pasakyti galbūt toliau, yra Thermo Fisher Scientific, tokia įmonė, ir jinai priklauso JAV. Taip. Ir aš vėliau giliau nueisiu, aš bijau sumeluoti, man labai čia į Black Rocką panašu. Sakysim, yra įmonės, va šita įmonė, apie kurią aš skaičiau, tas pats yra ir sekanti įmonė Sanitexas, kuri priklauso Stanislav Miševič, yra pagrindinis akcininkas. Tai šitos įmonės, jeigu pasižiūrėt, kokius turi dukterinės įmonės ir kokias turi įmonės papildomai, su kuriuom jie dirba ir yra, sakysim, akcininkai, tai pamatysim ten ir Marsas. Visų dabar neįvardinsiu, bet aš kiek atsimenu Pasaulinio banko ir, sakysim, šitų Black Rocko finansuojamų įmonių, kurios yra finansuojamos tenais pagrindinių geriausių verslų, visos ten sudėtos.